atsirado kažkoks naujas kelias prie Piliakalnio aikštelę. Nu, jį dar tik daro. Fidžiakė tyrinėja, kas čia tą kelią nutiesė. Gal ras pėdsakus, tai nukas koją. Vaizdelis į Piliakalnį. Kažkoks motociklipedas atvažiuoja. Ten žvejys tolumoj matosi tas taškelis. Ir šuniekė kažką tai daro. Kažką daro. Įdomu, ką jis ten pagauna. Nu, mano kompanionės čia nesimato. Kažkaip tai mes pasisupdavom čia gal kažkada ant kitų, bet nėra su ko suptis. Čia aikštelę padarė, akmenys jų aprinko. Neaišku, kas čia bus, gal čia prieplauka kokia. Sunku pasakyti. Jeigu kam reikia toj, tai čia galima ir pritūpt. Šveicarijoje atsistojus negalima sisiuką daryti. Bet čia kartais atsitūpt, atsisėst, gali ir įklimt. Vaizdelis į tą pačią aikštelę per celofaninius uždėklus. O ten du mokyklinukai užsilipo jau į kalną. Čia pirmąjį labai žiūrėjau, kaip su šunim išdisidirbinėjau. Čia Alytupio simboliai. Gal nori pasakyti, kad čia paukštis, o gal čia skraidanti žuvis. Galvo kaip nori. O čia kelias namo. Pagal Eltoną Džoną Yellow Brick Road. Nors čia nėra nei brikų, nei yellow. Kažkas viskas pilka, bet gražu. Nors šis filmas yra apie nieką, bet viena reikšminga detalė įsivėlė. Paskambinau Laimai, kuri dabar yra Kaune ir ten prižiūri 2 mokinukus. Šiuo metu, sakė, vienas vienam kambarį, kitas kitam, brausina ten, žaidžia kažką tai, o Laima tai jaučiasi ir pavargus šiek tiek. Ir papasakojo apie namų spyną, kuri ypatingai protinga, bet jos protas pasireiškia tuo, kad jinai neatsirakina, kai reikia, kada nori ir ne bet kam. Sako, todėl vengiu išeiti iš namų, kad nereikėtų vakaroti kieme. Šitą akmenuką būtų gerai persinešti namo. Jaučiu, kad mano Tamašauskaitė labai apsidžiaugtų. Pastatytų čia po virtuvės langų ir būtų labai fain. Upelis. Čia Fidžiakė atsigert ateis turbūt. Tai kaip čia tas mergrausėlės Piliakalnis. Gražiai įteka į Nemuną. Klebono akmuo iškilęs. Fidžiakė, aišku, nuėjo paplaukiot, biskį užkast vandens. Čia mes gal pasėdėsim ir paskambėsim į Kauną Laimai, paklaust, kaip jinai su jaunimu ten gyvena. Ar jie dar turi bendrų interesų.